Geriausi mūsų žaidimai yra surinkę apie 500 milijonų prisiuntimų ir visą katalogą turim virš 800 milijonų vartotojų. Bandėt Argentiną, bandėt Švediją dabar. 15 įvairiausių tautybių, kultūrinis miksas ofise ir tai matosi ir nuo tų žmonių, kur siesta miega ant sofos dieną. Ir turim tuos studijas Dnipro, tarkim, kur yra 400 km nuo fronto linijos. Tai yra menininkai ir yra IT programuotojai ir tai yra labai įdomus miksas, kur gimsta daug gerų dalykų. Esame girdėję tokių situacijų, kai praleidžiame tam tikri dalykai, darbuotojas išėjęs į karinę tarnybą yra, 10 mėnesių nedirba, o jam rekordinis darbdavys jam mokėjo tas 10 mėnesių atlyginimą. Tu esi importavusi vyrą. Esu importavusi vyrą, aš darbuotojus ir vyrus viską. Jūs grįžtat prie LDK ir Lenkijos, ne? Taip. Ukraina, Lietuva, Lenkija, Žečpospolita. Didžioji Nordkaren kunigaikštystė. Sveiki prisijungę jau 4. Naujų horizontų epizodą. Primenu, kad šioje tinklalaidėje kalbame apie Baltijos ir Lietuvos verslų plėtrą į užsienio rinkas. Džiaugiamės, kad pirmi 3 epizodai buvo tikrai populiarūs. Vien YouTube platformoje yra virš 300 000 peržiūrų ir tikimės, kad toliau žiūrėsite ir dalinsitės. Šio epizodo viešnia Ada Mockutė Chaimė, Nordkaren rinkodaros vadovė. Taip pat šių metų CMO išrinkta Lietuvos marketingo asociacijos. Tai yra geriausia Lietuvos rinkodaros vadovė. Sveiki, labai malonu. Labai džiaugiamės, kad sutikai Adą. Ir taip pat mano kolegė Sorainen darbo teisės komandos viena iš vadovių, Agnietė Vinskienė. Sveiki. Kadangi turime dviejų sričių puikias ekspertės, pabandysim abi šias sritis ir paliesti. Rinkodara ir darbuotojai, kiek tai liečia, kiek tai susijęs su plėtra į užsienio rinkas. Pradėkim turbūt nuo Ados. Šiek tiek žinom apie Nordkaren. Žinom, kad yra didžiausia žaidimų kūrimo bendrovė Baltijos šalyse ir didžiuojamės, kad jinai Lietuvoje, Vilniuje. Tačiau papasakau daugiau. Tai Nordkaren, kaip aš vadinu, toksai kuklus yra ženklas, per daug apie save nešneka, bet iš viso 23 metai. Turime iš viso dabar 3 aktyvias studijas, turėjom 4, dabar turim 3. Iš viso turime apie 400 žmonių, kurie dirba mums ir geriausi mūsų žaidimai yra surinkę apie 500 milijonų prisiuntimų ir visą katalogą turim virš 800 milijonų vartotojų. Dirbam globaliai, viena mano mėgstamiausių veiklų, kai darau pertraukėlę, atsidaryti mūsų žaidėjų sąrašus ir pažiūrėti apačią, kur ten Vanuatu 2 žaidžia ir panašiai. Tai apie globalumo temą galim tikrai šnekėti labai labai daug. Tai va. Labai įdomu. Aš pats pamenu, su vaikais žaidžiau jūsų Cooking Fever 2014, gal 15. Vis dar mūsų geriausias žaidimas. Apie jau 500 milijonų persisiuntimų. Jo, 500 milijonų persisiuntimų, 12 metų jau švenčia ir čia yra didžiulė nostalgijos tema visiems ir jisai turėjo tokį plato, toliau labai gerai auga ir didėja. Labai smagu. Apie jūsų tarptautinę plėtrą gal iškart pašnekam. Jūs Nordkaren yra įsigiję 3 žaidimų kūrimo studijas. Man patinka, kad vadina studijom, ne kompanijom, bendrovėmis studijom. Meniška. 2016 metais Odesoje, 2021 metais Dnipre ir 2023 metais Švedijoje. Tai turėjote 3 įsigijimus ir taip pat turite ofisą Lenkijoje. Papasakok apie tą plėtrą, kaip vyko, kas sekėsi, kas nesisekė. Tai plėtra vyko, studijos dažniausiai vyksta dėl to, kad tarkim su Dnipro buvo kita žaidimų studija, su jie dirbo kaip su partneriu ir po to nusprendė prisijungti, nes čia su pati kompanija auga. Ukrainoje yra labai daug gerų profesionalų, kurie tam tikrų laikų buvo su gera verte, dabar jau nėra viskas taip paprasta. Ir su vadovė Viktorija Trofimova kilus iš Ukrainos. Taip, jinai kilus iš Ukrainos, tačiau ir mokėsi ir augo Lietuvoje ir mūsų kiti, kurie irgi yra lietuviai. Tai dėl to yra ta šaknis Ukraina, tai tos studijos buvo prisijungtos natūraliai, o Varšuva atsirado kaip tam tikras gelbėjimas lieptas mūsų darbuotojams Odesoje. Kai prasidėjo karas, tai buvo atidarytas ofisas Varšuvoje tam, kad jie galėtų atsitraukti ir dirbti saugiai. Tai dalis pasirinko išvažiuoti, dalis lieko dirbti nuotoliu. Na, o Dnipras nusprendė likti ir dabar aktyviai dirba ir kūrė mums žaidimus. Ir pamenu, jūs taip pat vežė darbuotojus iš Ukrainos ir į Lietuvą vežėt. Turėjom ten tokių pavedimų. Taip. Turim atvykusių daug ir karo metu, ir po karo iš tiesų, kurie norėjo čia apsistot, kurie norėjo Lenkijoje, visas sąlygas bandėm padaryti, nes mes į tas nuotolinės studijas žiūrim kaip tiesiog tąsą savo
savo įmonės, tai lygiai taip pat norim užtikrinti saugumą ir kokybę. Gerai. Kaip su Švedija sekėsi? Turėjote įsigymą Švedijai 23 metais, dabar uždarinėjat. Taip, tai Švedijos studija buvo įsigyta dėl to, kad buvo pirktas žaidimas Tergsholm, kuris praėjusiais metais išėjo. Žaidimas pavykęs, viskas tvarkoje, tačiau niekaip nesusiderinom dėl tolimesnių darbų. Tai sakykime, kad žaidimų kūrimas tai yra tarsi menas ir IT paslaugos kartu. Ir žmonės, kurie prie to dirbo, turi mylėti tai, ką daro, ir jų kūrybinė linkmė ir tai, ką jie norėjo daryti, mums neatrodė finansiškai validu ir potencialu. Tai taip nesutarus ir nusprendėme užbaigti partnerystę ten. O šiaip tai dirbant su švedais, na, kaip ir sakau. Karališki švedai. Karališki švedai yra, na, aš manau, kad turbūt daugelis, kurie dirbo su švedais ir su skandinavais, jie dar galbūt dažnai į mus lietuvius, nesvarbu kokie mes dideli, stiprus ar gražus, vis tiek žiūri iš tam tikro aukšto, tai buvo visokių niuansų, žaidimas šis buvo pavykęs, tikrai viskas tvarkoja, bet nėra patys lengviausi partneriai, su kuriais dirbti, turbūt taip sakyčiau. O pats išėjimas iš Švedijos, kaip sekasi, lengvas, nelengvas? Na, man atrodo, čia apie bet kurią plėtrą galvojant, net ir Lietuvoje visur atidaryti įmonę labai lengva, kaip 3 dienos ir viskas. Mes galim padėti? Galim padėti, tai Sarainen. Uždaryti ją vis laikas sudėtinga. Tai Švedija yra gerovės šalis, kur labai rūpinamės darbuotojų, tai užtrunka ir yra darbas su profsąjungom ir tie išėjimai yra tikrai ilgi, niuansiniai. Tai bet viskas pavyko su pagalba teisininkų ir vietinių ir tarptautinių, tai nebuvo labai skausminga ir sudėtinga, bet lyginant su procesais Lietuvoje, tai jie tikrai kitokie. Labai geras aspektas, paliesim po to, Taip, Agnėte, kai šnekėsim apie darbuotojus, ar tai reikia skubėti įsisteigti, užsamdyti, ar kažkaip kitaip galima dėliotis. Tai labai čia aktualu ir turbūt klausimas toks bendresnis galbūt, ar jums kaip žaidimų kūrimo bendroviai, technologijų bendroviai svarbu turėti tarptautinius ofisus, tarptautinės komandas, ar jūs galėtumėt būti tokie patys sėkmingi vien iš Lietuvos dirbdami? Na, čia toks aštrus klausimas. Manau, kad ir taip, tas angliškai, kaip sakoma, priklausomai. 6-7. 6-7. Tai, kolegos, dabar manęs čia čiaudės po šito mano jaunieji. Iš tiesų taip, kad kadangi produktas yra digital ir jis yra elektroninė erdvėje, tai mums nereikia Jono su dėže, tarkim, ten Rumunijai, kuris viską paskirsto. Ir mūsų ta plėtra yra per tarptautinius kanalus online. Tai teoriškai tikrai galima būtų ir daug metų Nordkarantas tą ir darė. Bet atsiranda tam tikri niuansai, ypatingai dėl tam tikrų rinkų einant, kur reikia suprasti rinkos ypatumus. Tai galbūt ne tiek būtinai turėti ten ofisą, bet reikia turėti žmonės, kurie supranta, arba konsultantus, arba patarėjus. O mūsų tai galbūt atsirado iš poreikio tam tikrų specialistų, kurių nebūtinai yra Lietuvoje, tam tikrų žinių, kurių nebūtinai Lietuvoje, arba tam tikrų žinių, kurios Lietuvoje yra labai labai brangios. Mhm. Tai kartais turėti ofisą, filialą verta dėl darbuotojų samdymų. Prieisim prie darbuotojų. Gerai, dabar Ada tavęs kaip marketingo karalienės, kaip mes juokavom, metų siemau. Karūną pastaisysiu. Taip, metų siemau, noriu paklausti. Ką tu rekomenduotum Lietuvos verslui, kuris planuoja plėtrą į užsienio rinkas? Kokias rinkodaros strategijas, planus reikia pasidaryti prieš einant į užsienio rinką? Planuočiau pradžioje neskubėti. Iš tiesų visą laiką paskaičiuoti, nes man atrodo labai dažnai tos rinkos užsienyje mums atrodo kaip tiesiog aukso medaus statinės, kur nubėgsi ir visiems visko reikės. Daug milijonų, milijardai, tiesiog visi sėdi ir laukės pinigus iškišę į rankas į priekį, kada galėsi pirkti tavo produktus. Tai visą laiką, sakau, labai įsivertinti, nes vėl einant su elektroniniais produktais yra kitoks kelias, kuris vėlgi žiūrint į Nordkaranto istoriją ir kaip tai prasidėjo, nebūtų pavykęs be lietuvių kelionės eigoje, kurie padėjo, tarkim, net su tokiais partneriais kaip Apple, nes tu gali rašinėti ir tau sakys, ačiū, neįdomu, kol nesurandi kažkokio galbūt žmogaus vietoje, kuris tau padės. Kaip ir kiek žinau, dar nebuvau tada taip senai, bet tai buvo ir Nordkarantui. Tai pirmas būtų neskubėti ir tikrai įsivertinti tiek produkto tinkamumo, tiek konkurencinę aplinką, tiek kainodarą, ką mes labai dažnai pamirštame, tiek visą kainos kelionę, nes čia rinkodara labai dažnai susijusi yra su kainų nustatymu ir visų tuo kainodaros dalykų ir žmonės dažnai neįsivertina, kiek kainuoja logistika, kiek kainuoja marketingas vietoje, kiek kainuoja siuntimas. Paskaičiau lietuviškom kainom.
Važiuoja, žiūri, taip. Vokietijoje didesnis. Taip, arba sako, taigi siūsim iš Lietuvos į Ameriką, kas čia yra, kai siuntimas 30 €. Tai ir kažkodėl nenori klientas mokėti. Ir tarkim, Amerika labai dažnai yra geras pavyzdys. Mūsų Cooking Fever tikrai Amerikoje yra vienas topinių žaidimų ir tai yra mūsų pagrindinė rinka tam žaidimui. Bet vėl, tai yra didžiulė rinkas daug galimybių, bet jeigu šnekam, tarkim, apie produktus, kurie yra siunčiami ar panašiai, tai tu turi galvoti apie muitus, turi galvoti apie tai, kad vartotojas yra pratęs gauti next day delivery. Taip. Tai iš Amazono kitą dieną prie durų stovi, iš Lietuvos ne per kur, vietiniai. Ir tikrai yra daug niuansų, kuriuos tikrai manoma, bet labai reikia įsivertinti. Tai čia būtų pats pirmas, nes toj vietoje tikrai labai daug suklysta. Kitas dalykas, nenuvertinti kainos reklamos, nes mes esame vėl Lietuvoje, kur tai čia paleisim reklamėlę, nupirksim kažką tai, kur Lietuvoje ta reklama nėra tiek pigi, bet jeigu paimsime tą pačią Ameriką kaip pavyzdį, tai yra visiškai kita kainodara reklamos, visiškai kitas intensyvumas, konkurencija ir vartotojų elgesys. Bet ir vartotojų elgesys, aš kažkada juokavau ir kalbėjomės, kad mes Pabaltijai kaip 3 šalis atrodo, 3 komerciniai kaimai, netokie dideli. Taip, kaimai, aš jau kur sakiau, gerai. 3 kaimai 6 milijonai. Tai, komerciniai kaimai, kad neįžeisti. Taip. Bet realiai netgi mūsų lietuvių, aš tarkim prieš Norkarentą dirbau įmonėse, kur buvau Pabaltijo vadovė rinkodarai, mūsų elgesys tarp šitų 3 komercinių kaimų yra skirtingas ir tai ko tikėtis, kai tu bandai pardavinėti kokiai nors Japonijoje ar Kinijoje. Tai tos rinkos supratimas, neskubėti į didžiulę masę, labai suprasti, ko reikia, kaip save diferencijuoti. Labai dažnai irgi yra tai, kad ateinam su savo originalumu, bet jisai rinkai visiškai neįdomus. Arba bandom, ne tema, jo, nors mums atrodo, wow. Tada einam, bandom būti kaip jie, sako, ko iš čia apsimetat mumis. Tai surasta savo kampą, labai daug, prieš žengiant, tikrai labai daug rinkodaros darbo yra tiesiog išsianalizuoti. Vietinė rinka, taip. Pas jūs kažkur buvo parašyta, kad jūsų plėtros filosofija remiasi nesėkmės eksportu, o vietiniu adaptavimu. Tai ką tai reiškia iš tikrųjų? Mandrai skamba. Mandrai. Žaidimus pritaikot? Ir žaidimus pritaikom. Tai žaidimų pritaikymas pas mus yra labiau per tokią kultūrinę integraciją. Tai tarkime, kad mes turime Cooking Fever ar Airplane Chefs, mūsų kitas žaidimas, kuris labai Azijai populiarus, mes darom vietinės virtuves. Su vėliavėlėm vietiniam. Su maistu, padažais. su viskuo, ten taip toliau. Bet tarkim, kalbant apie rinkodarą, tai net tai, kas veikia USA, Amerikoje, nebūtinai veiks Azijoje. Tai tu turi labai atrasti, kaip pačią komunikaciją adaptuoti vietai, surasti vietinius žmonės, kurie gali šnekėti už tave. Tai kūrėjai, ten streameriai ir panašiai. Ir taip adaptuoti visą komunikaciją, nes tai, kas, tarkim, veikia Amerikoje, žinutės ir netgi vizualai, visiškai neveikia Azijoje. Ar ten jau nekalbant apie Kiniją. Kinija yra apskritai kita tematika ir tai mes kartais reklamas, kurias ten rodom, žiūrim kaip tokį pasilinksminimo šou, nes ten tiesiog vakaruose tai turbūt niekada neveiktų. Tai būtent tu tą patį produktą, tai aišku, produktą turi lokalizuoti kalbą, bet čia jau tokie, kaip sakoma, paprasti dalykai. Bet taip, kaip tu jį komunikuoji, kaip jį pateiki, turi lokalizuoti didesnėse rinkose, nes kitaip tu tiesiog neišgyvensi. Supratau. Dabar tikrai istorija. Aš šnekėjau su bičiuliu savo Mykolu Baronu, kuris vadovauja vėdinimo įrangos įmoniai Salda. Ir sako, mes čia dabar eksportuojam į Vokietiją, į Švediją. Ir sako, galvojam kažkaip, gal tas lietuviškas mūsų brandas čia Salda, gal reiktų pridėti Berg, Salda Berg. Šnekėjo, po to sakė, čia gal nesuveiks, nes atrodys dirbtinai. Koks tavo požiūris? Su lietuviškais brandais einant į tarptautinės rinkas įmanoma kažką nuveikti, ar visada reikia pritaikyti, patiuninti, taip sakant, padaryti tarptautinius. Kai buvo Frankenburg Technologies, turėjom ankstesniam epizode, tai sakė, sukurtas jų brandas yra taip, kad Franken panašu į Prancūziją, Burg į Vokietiją ir čia tokia europinė įmonė, nors įsteigta Estijoje. Ką manai apie tos brandų adaptavimus? Aš juokavau, kad aš padarysiu tiesiog marškinėlius, kad it depends, priklauso. Tai vienas dalykas, jeigu mes einame į verslas tiesiai į klientą, tas vadinamas B2C arba D2C, tai ten aš sakyčiau, vėlgi priklauso, gali pasakoti istoriją su to prekiniu ženklu, bet dažniausiai pasakoti istoriją, kodėl, jeigu tai yra, tarkim, sunkiai, tai kainuoja daugiau pinigų. Tai kokia mažai biržų duona sunkiai būtų. Da, įsivaizduokim biržų duoną kokiai nors Ispanijoje, kur ten El biržų, El pan. Ir jiem papasako, dėl jau ištart negali, tai jau yra sudėtinga, bet pasakoti tą visą istoriją jau kainuotų daugiau, negu nes tu net nesuprastum, apie ką tai yra. Tai aš manau, kad labai priklauso kas ir kaip.
tarkime, kai yra B2B verslas verslui, tai galbūt tam tikri atspindžiai gali sukurti tam tikrą prekinio ženklo vertę. Vat kaip sako, čia kažkokie prancūziški, vokiški. Tai yra kita perspektyva, kad kai bandom labai pritaikyti, vienas dalykas kiekvienai rinkai nepritaikysi, nebent tu plėtiesi vieną. Nes tu, tarkim, vokiškas dalykas vienoje rinkoje gali būti labai pozityviai vertinamas, bet kur nors nueisi ir sakys, ai, čia vokiški labai griežti ten. Padarysi Saldaberg Vokietijai, Saldasan Švedijai. Taip, arba ten kokia nors Salda Salsa Ispanijai. Nu, tai vėl gali būti ne visai. Tai aš galvoju, kad tai nėra būtinybė, ypatingai, tarkim, tas retailas, tiesiai klientą, galvojant apie, turbūt, tarkim, kai verslas galvoja apie savo ateitį ir strategiją, tu pagalvoji, kad, tarkim, mūsų pirminis Lietuva, po to netume užsienį. Tai aš labiau galvočiau apie tai, kad įsivertinti, ar tavo pavadinimas neturi kažkokių, tarkim, pagrindinės rinkose, kur planuoja plėtrą dvipusių pavadinimų. Mes vieną minėjom, bet... Nepadoru tokį. Taip. Na, statybų įmonė. Molesta. Molesta buvo, taip. Bet Lietuvoje tiesiog buvo įmonė, taip. Nieko kaip sakoma, tai jau į užsienius tokių pavadinimų įsivertinti, jeigu planuoja, tai neužsivadinkit tokiais pavadinimais. Bet šiaip tai visiems geras nebūsi, tai jeigu galvojama plėtra, tai aš galvočiau labiau apie tai, kad lengvai įsimenamas, lengvai ištariamas, ne per sudėtingas ir aišku geriausia, kad tai vis tiek atspindi kažką apie jūsų įmonę, ar istoriją, ar veiklą ir taip toliau, mažiau galvojant, kaip tu ten kiekvienai rinkai pritaikysi. O kaip tu vertini Džiugas? Džiugas, jie išlaikė tą lietuvišką Sūrį pavadinimą ir pardavinėja Amerikoje ir kitur. Ar jie sėkmingi su šito brendo, ar jisai vis dėlto toks? Na, aš nežinau jų sėkmės pardavimų skaičių, tai žinot, kaip aš sakau, sėkmė pardavimuose. Tai aš manau, kad jie turi tam tikrą tame, vėlgi, jie stovi lentyną, tarkim, Amerikoje, kokiam Walmart, tarp 100 sūrių, tai galbūt tam ir atsiranda išskirtinumas, tam tikras pastebėjimas. Ar amerikonas supranta, ar Džiugas, ar Lebri, na, gal jam čia viskas į tą pačią pusę. Tai vėlgi, aš manau, kad jeigu einant į labai masinę prekybą, aš turbūt sakyčiau, kad galbūt būtų geriau adaptuoti pavadinimą, bet jeigu tai yra labiau butik nišinis, tai turbūt neverta nei investicijos, nei atsipirktų, perkūrinėti visą prekinį ženklą, pakuotės ir panašiai. Gerai, dar gal paskutinis klausimas apie rinkodarą. Sakai, kad skirtingi kaštai, skirtingi biudžetai. Kaip pasibiudžetuoti teisingai įėjimą į rinką? Suprantu, it depends, sakysi. Taip, čia. Čia teisininko atsakymas, bet gali... Aš gal žiūrėk, ne to srity dirbu. Taip, tau reiktų būti ir teisininkė, bet kaip patartum? Nelietuviškom kainom biudžetuotis, ką dar reikia daryti? Tai rinkodara šiais laikais, jeigu anksčiau buvo išlaidos, tai dabar investicija, realiai, nes labai daug ką gali skaičiuoti per grąžą ir panašiai. Tai pradėti reikia apskritai nuo viso P&L-o, kokia yra jūsų marža pelno, kiek jūs galite leisti tą investiciją ir nuo to biudžetuoti. Nerealiai ne tiek, kiek rinkai, nes vėl klausimas, kiek pribiudžetuosi, kiek tu gali iš tiesų to skirti. Tai skirtingai priklauso, vis tiek kalbama yra apie įvairiai, kas nuo biudžeto metinio 10% ir panašiai, bet šiaip tai aš galvoju, kad reikia skaičiuoti normaliai per kiekvieną produktą, kiek jūs galite skirti pagal maržą ir tai tada žiūrėti, kokios galimybės ir tada... Ir pastikrinti su vietiniu kainom. Taip, ir labai kartais greit išsigydo noras eiti į tarptautinės rinkas. Gerai, tai perinam gal prie darbuotojų, kadangi be rinkodaros turbūt reikės ir darbuotojų investicijų, taip, investicijų neišlaidų. Šiaip ši tema man labai susijusi su rinkodara, ta prasme, kad kiekvienas darbuotojo samdymas yra pardavimas, aš taip vertinu. Pasamdyti darbuotojų, tai reiškia parduoti savo įmonę, parduoti save kaip vadovą, parduoti komandą tam kandidatui ir įtikinti jį, kad čia geriausias pasirinkimas. Tai susiję ir turbūt dėl to ir Ada čia, kad padeda turbūt ir darbuotojams pristatyti ir komunikuoti įmonę ir Nordcurrent privalumus. Tai pašnekam apie darbuotojus Nordcurrent. Jūs dabar turite apie 400 darbuotojų, sakei, kaip čia pasidalinę tarp šalių, tai Lietuvoje turim 15 tautybių pas mus dirbančių, mes nemažai darbuotojų importuojam, tarkim, baisus žodis, aišku, kviečiame prisijungti prie mūsų Lietuvoje. Didinam Lietuvos demografiją tokiu būdu, tai mes turim labai daug ir iš pietų Europos dirbančių, daug ispanų, italų, nes ten tikrai gerus profesionalus ruošia mūsų industrijai. Iš viso Lietuvoje pas mus dabar yra šiek tiek mažiau negu 250 darbuotojų, kiti pasiskirstę per kitas studijas arba dirba mūsų įmonėje, bet nuotoliu. Nes turim darbuotojų ir Makedonijoje, kurie dirba pas mus, bet tiesiog
nuotoliu. Tai va, tai link 400 žmonių, sakau, 15 įvairiausių tautybių, kultūrinis miksas ofise ir tai matosi ir nuo tų žmonių, kur siesta miega ant sofos dieną. Turim ir tokių. Turim, taip, mes sveikinam kultūrinę integraciją. Kiek sofų kambarių turite? Sofų kambarių neturim, žinokit, mes sakom, mes integruojamės prie jūsų poreikių, jūs integruokitės prie mūsų baldų. Tai jie tiesiog yra. Turim porą sofkučių, kur gali prigult pailsėti ir žinom, kad nieks nenustemba, kad ispanai pailsi ir taip yra normalu, ta prasme. Ir iš tiesų netgi, pavyzdžiui, kai kalbėjom su partneriais, kurie dirba Kinijoje ir ten dabar yra ta nauja darbo kultūra 996, 996. Taip, girdėjom apie ją. Nuo 9 iki 96 dienas per savaitę, bet jeigu pasigilinsim, tai jie turi 2 valandų pertrauką pasnausti. Kinijoje ir visi savo darbo vietoje miega, tai čia nieko labai ispaniško. Tada tai va, viskas pasidaro paprasčiau. Tai nuo 9,9, o 9,7. 9,7 su pasnaudimais. Tai va, tai pas mus, sakau, tautybių labai daug, kultūros įvairios ir kažkaip visi labai gerai integruojasi ir mes kartais pajuokavom, kad lietuviai labai nori į Ispaniją, o mes ispanus vežame Lietuvą. Gerai, tai pakalbėsim toliau, galbūt reiks sugrįžti pas Agnietę. Agnietė, tu papasakok, kaip su samdymu užsieniečių? Pirma, čia pas mus į Lietuvą, ar sunku pasisamdyti procedūriškai užsieniečius atsivežti į Lietuvą, ne tik atsivežti fiziškai per sieną, bet ir įsidarbint? Aš pasiskolinsiu Ados frazę. Priklauso nuo to, iš kur ir kokiam darbui, bet jeigu kalbėtume apie užsieniečius, kurie tarkim, yra ne ES piliečiai, bet dirba aukštos kvalifikacijos darbą, tai yra turi aukštą išsilavinimą arba pakankamai darbo patirties, jeigu jų darbo užmokestis yra pakankamai didelis, tai tikrai pakankamai paprasta gauti ES mėlynąją kortelę. Blue card'ą vadinamą. Taip, vadinamasis blue card'as, procesas gan greitas, su didesniu atlyginimu gali būti dar greitesnis ir darbuotojas gali atvykti tiek vienas, tiek kartu su šeimos nariais, sutuoktiniu, vaikais nepilnamečiais čia įsikurti ir dirbti ir kas 3 metus tiesiog atnaujinti leidimą gyventi. Kiek sunkiau gali būti su darbuotojais, kurie mažesnės kvalifikacijos reikalaujantį darbą dirba, yra nustatytos tam tikros ir kvotos, tačiau aukštesnių technologijų pažangesnėms kompanijoms dažniausiai reikia darbuotojų, kurie yra aukštos kvalifikacijos ir dirba didesnės pridėtinės vertės darbą. Supratau. Gerai, ir dar pabaigiant šitą temą, ar sunku prisikviesti užsieniečius į Lietuvą? Mano žmona dirba energetikos bendrovėje, sakė, nėra lengva prisikviesti ne kokius italus arba britus. Nėra, vienas dalykas, kad mes jau irgi gerovės valstybė, mūsų kainos ir gyvenimo lygis šiek tiek nebėra tiek žavintis, kai būdavo, kai labai pigu ir labai gero algos malonės tarptautinės. Aišku, globalus fonas irgi, kai kurie žmonės nerimauja, kaip čia kas, ypatingai, kai nelabai gilinas pilnai detalės, tai kur, tengi karas, ne. Bet iš kitos pusės, kadangi mūsų Nordkarantas prekinis ženklas yra pakankamai stiprus, žinomas už tam tikrus dalykus ir mūsų niša yra tokia, kad nėra pasaulyje milijonų vietų, kur tu gali kur žaidimus. Tai mes turim tą tam tikrą patrauklumą ir kas atsiranda, kad kai atvažiuoja tas vienas jau gali pakalbėti su kitu iš tos šalies ir sako, čia viskas labai gerai ir tada taip natūraliai labiau auginasi. Tai net ir šią savaitę mes kiekvieną dieną gaunam laiškus, kas prisijungia, tai 3 prisijungia, 2 užsieniečiai. Tai manyčiau, pagal tai, kiek gaunasi, tai atvažiuoja. Atlyginimai, pavyzdžiui, Italijoje, Ispanijoje nėra jau Lietuvos lygio ar mažesni? Gal net sakyčiau mažesni. Mažesni Lietuvoje atlyginimai yra didesni ir netgi, kadangi pati turiu namie užsienietį, tai jo visa bendruomenė, labai daug ispanų, tarkim, Lietuvoje atvažiuoja dėl geresnio gyvenimo finansiškai. Tai kad jau prasitarai, tai tu esi importavusi vyrą? Esu importavusi vyrą, aš darbuotojus ir vyrus viską. Taip, iš Argentinos. Iš Argentinos, taip. Taip, Jaime, dėl to. Gerai, ir vyrus importuoja, šaunuoju. Dar vieną klausimą turiu apie kultūrinius skirtumus. Minėjai apie šitą mėgančius per pietus ant sofos. Kokiu dar yra kultūrinių skirtumų? Tai reikia vertinti. Iš esmės, jie pas mus labai kaip ir neblogai visi integruojasi, bet kaip ir sako, darbo tempas, darbo kultūra, galbūt netgi, tarkim, mes lietuviai esam tokie santūresni. Yra pietiečiai, kurie yra ekspresyvesni. Santūresni, už estus žymiai. Tai kuo piečiau, tuo linksmiau. Tai jau Lenkijoje jau visai vakarėlis. Tai aišku, yra kurie, tarkim, žymiai garsesni, labiau ekspresyvūs, labiau emociškesni. Tai vėlgi, kaip sakoma, bet kai tų žmonių labai daug, tai jie atranda savo grupės ir kažkaip visi įsilieja. Taip,
tų skirtumų tikrai yra ir manau, kad mažesnė organizacija žymiai labiau galbūt pasireikštų, nes tie žmonės labiau kaip sakoma, matytųsi. Aišku, lygiai taip pat mes turim ir antistereotipų. Šiuo metu turime pas mus prisijungę dirbti kinas su Kinijos rinka. Lietuvoje gyvenantis, kaip aš juokauju, tas vienas, kuris... Lietuvoje gyvenantis kinas, kuris išmano marketingą, tas vienas, kur aiškiai angliškai gerai šneka. Jeigu sutiksim mieste kiną, tai čia Tai čia mūsų. Okay. Tai irgi visi įsivaizduoja, kad Kinija, Azija labai ramus, tai jis yra mūsų vienas kalbingiausių, ekspresyviausių tiesiog žmonių, kur mes juokavome kūnutinę pagal stereotipą, sakė, ne, aš kitoks. Itališkas kinas. Todėl čia ir gyvena dabar. Gali būti, mes iš tiesų, nors dažniausiai užsieniečius mes ieškome internete, tai per LinkedIn platformas, jeigu mes žinom, tarkim, tam tikrai specifikai, kur yra daug mūsų kaino rėžių specialistų, mes galim ten į vietinius lokalius darbo skelbimų puslapius. Kartais jau kai labai būna, tai ir visokie Telegram kanalai, kur tos darbo skelbimus daliniesi. Tai tarkim, tokį atvejį už rankos parsivedėm iš karjeros dienų ISM universitete, tai kur tiesiog, kaip aš žiūrėjau, tu buvai targeted. Tai labai priklauso nuo situacijos. Pati samda, jinai dažnai vyksta, sakau, internetu, visi pokalbiai internetu. Ir kokiose šalyse yra jums tinkamų darbuotojų? Jūs per visą pasaulį ieškot? Gal jūs turit sąrašų žaidėjų, kurie žaidžia Cooking Fever ir tuos kalbinat? Ne, žaisti tai nemokėti jį ten parduoti. Lygiai taip pat kaip kai aš pradėjau dirbti, sako, žaidimus, sakau, ne. Sakau, bet aš parduot galiu, sakė, gerai. Kokias šalyse žiūrite? Tai mes žiūrim taip, kaip sakoma, labai pragmatiškai ten, kur mūsų siūlomos algos gali būti motyvuojančios, nes jeigu mes nueisime į Jungtines valstijas, tai akivaizdu, kad mes galėsim turbūt nelabai kažką pasiūlyti. Realiai žiūrim pagal ekonomiką ir vienas dalykas profesionalumą, nes yra šalis, kur žinai, kad labai gerai tie specialistai ar ne, ir pagal tai, kiek mes galime įpirkti, kad būtų motyvuojanti alga. Nes faktas, kad tu gali pasiimti gerą specialistą iš šalies, kur geri specialistai, bet jų algos mums yra labiau kandamos. Tai ar imti, tarkim, Nyderlanduose tą patį, ar, sakykim, Lenkijoje, dabar Lenkijoje jau. Irgi brangsta. Irgi brangsta jo, bet tarkim, net ir Ispanijoje toje pačioje, tai tenais yra pigiau. Bet vėl, reikia išmanyti mokestinės sistemas, kitus dalykus. Portugalijai po 50% mokesčių. Labai gera industrija. Gali samdyti darbuotojus iš viso pasaulio ir visi tinka. Gerai, labai įdomu. Ačiū. Tai gerai, tai darbuotojų išlaidos, rinkodaros išlaidos, aptariam turbūt kelias esminės išlaidas plėtrai užsienį. Aš dar noriu sugrįžti prie tų užsieniečių dar samdymo ir kaip jie čia jaučiasi Lietuvoje. Minėjai apie geopolitinės klausimus ir baimės. Ar dabar tas jaučiasi? Buvo čia oro pavojaus viena diena, gal ir daugiau bus. Kaip reaguoja jūsų darbuotojai? Labiau išsigandę tai žmonės, kurie iš Ukrainos atvyko į Lietuvą. Nes vieną kartą bėgus dar kartelį, jam turbūt dar didesnis stresas negu tie mūsų iš Pietų Europos ir panašiai. Man atrodo, tie pirmi pavojai, kai buvo, tai ir mums lietuviam buvo toksai, kur kas čia darosi. Tai mes juokavom, kad kas dabar bus, gal bėgs su pareiškimais, bet ne. Viskas tvarkoja, mes su žmonėm bendraujamės. Jie supranta, kokio aplinkoje esam ir jie lygiai taip pat lygiau pabuvę, daug kas tampa ir meilės emigrantais, kas mums padeda juos išlaikyti Vilniuje. Bet taip jūs juos importuojate? Taip, mes juos importuojam, taip, ne, mes importuojam darbui, o, kaip sakoma, pririšam meilę, taip. Bet kažkas didžiulės, kad, tarkim, būtų kilę panikos ar ne, tai ne, bet man atrodo, kad tai priklauso labai nuo kiekvienos įmonės, kaip tu apie tai komunikuoji. Ir jeigu ten matytų galbūt, kad jeigu vadovai išsigandę vaikšto ir vadovas žmogiškų išteklių ten panikuotų, tai gal irgi kažkaip būtų, bet iškomunikuoji, kas ir kaip, kodėl, kad nėra ko panikuoti, kad reikia žinoti, kaip elgtis ir viskas čia gerai. Ir pasakyčiau, kad kažkokio didelio sukrėtimo ar sudrebėjimo dėl to nėra. Bet kai, tarkime, šiaip darbuotojų samdymas iš užsienio yra sudėtingas procesas dėl to, kad gaunasi, kad tu gauni labai daug aplikantų, iš kurių dalį, aišku, automatiškai atmeti, bet tai ir žmonių šiais laikais, nežinau, turbūt ir pačios įmonės, kiek samdo, dažnai aplikuojantys žmonės nėra labai, kaip čia diplomatiškai išsiteikti, pasiruošę aplikavimo procesui. Būna, kur žino, aplikuoja, nežino kur, paklausia, ką veikia įmonė, sako, kažką digital daro. Tai, bet yra ir tų, kur, tarkim, pasidomėja ir klausia, kad, o kaip tai veikia įmonė, kaip tai čia finansus, kad jūs čia šalia. Tai iš tų aplikacijos procesų būna dažniau klausimų už tarptautinių. Bet kad tai labai dabar smarkiai mus veiktų, tai pasakyti negaliu.
Aš ir galvoju, kad neturėtų veikti. Aišku, ukrainiečiai, prisiminiau istoriją, mes irgi, kai karas prasidėjo, mes priėmėm porą ukrainiečių studenčių, stažuotės ir pamenu tą situaciją, kai čia gal pirmą savaitę po to, kai jos prisijungė ir ten antra ir buvo tokia proga kažkokia šventėm ir kažkas iššovė šampano butelį. Tai taip susigūdžia ta ukrainietė, kad jie čia dar vienas šūvės. Kita vertus, mes viduje komunikuojam, kad čia normalūs dalykai ir čia yra įrodymas, kad rusai nesiseka iš tikrųjų tam kare, nes jau kai pradeda nukreipinėti dronus į Baltijos šalis, tai reiškia, kad jau desperacija. Lygiai taip, plus mes turim tuos studijas Dnipro, tarkim, kur yra 400 km nuo fronto linijos. Taip. Ir tu matai, ir ten tai jie turi aplikacijas, kuriem pasako, eiti rūsį nereikia, dronas toli netoli ir tas jų užsidegimas, nepasdavimas ir ta emocija, kai tikrai labai sudėtinga, tu supranti, kad mes su kolegam šnekam, pas mus vieną kartą papipsėjo, reikia žinot, kas darosi, bet... Čia labai geras nemokamos pratybos. Labai mes tą patį sakėm, dabar žinom, ką kaip, nes net nepagalvoji. Tai sakau, tai tas mes paklausom kolegų ir suprantam, kad tai nieko. Palyginus, iš Izraelio neturit nieko? Ne. Izraelį irgi, palyginus su Izraeliu. Izraelį tengi karas vyksta metus, jau ten porą turbūt, ne? Gaza, dabar Iranas, o investicijos kaip vyko, tai vyksta. 2 didžiausi sandoriai įsigijimo Izraelio istorijoje įvyko pernai per karą su Gaza. Vienas 32 milijardai, man atrodo, Google įsigijo vis cyber security bendrovę, kitas 25 milijardai. Palo Alto Networks įsigijo kitą cyber security bendrovę. Darbai vyksta, nusileidžia į priedanką, grįžta, viskas ten normaliai vyksta. Tai nereikia dėl to krūpčioti, ne? Gerai, kokiu dar, galbūt Agnietė, kokiu dar patarimų vėl tam paprastam Lietuvos verslininkui, ambicingam Lietuvos verslininkui, kuris nori eiti į Švediją, į Lenkiją, į Vokietiją, ką dar reikia žinoti, planuojant darbuotojus, vadovų samdymą ir kitus dalykus? Jo, Kokių dar istorijų? Nebijoti, tai nėra taip sudėtinga, kaip gali atrodyti. Aš bandžiau, tiesą sakant, sugalvoti kokiu nors, prisiminti kažkokių ten juokingų, keistų istorijų, bet iš tikrųjų, Laimonai, galbūt tave nuvirsiu, bet viskas iki šiol taip sklandžiai vykdavo, kad jokių kuriozinių labai situacijų samdant darbuotojus ir nebuvo ir aš manau, kad tai yra gerai. Tai yra iš principo gerai. Gal tu labai gerai konsultuoji klientus? Ir taip ir aš ir mūsų partneriai tose šalyse tikrai esame susidirbę ir be didesnių kuriozų ir įdomių istorijų tie darbuotojai yra pasamdomi, įdarbinami ir sėkmingai dirba. Jeigu reikia su jais atsisveikinama irgi su to šalies konsultantų pagalba, tai iš tikrųjų kažkokių kuriozinių istorijų, didelių klaidų, tokių padarytų tų įmonių, kurios konsultuojasi su teisininkais ir mokesčių konsultantais ir nesugirdėjusi. Gal siūlyčiau todėl ir pasitelkti į pagalbą, kai samdote, nes tokie žaidimai, kai sudarau lietuvišką darbo sutartį ir apsimetu, kad tas darbuotojas dirba taip pat kaip Lietuvoje, tai gali baigtis nelabai gerai, jeigu yra konfliktas, ypač su darbuotoju, nes tada į vietinės institucijas tikrai labai gali drąsiai nueiti, parodyti pirštu ir gali tiesiog tekti susimokėti baudas, tai kainuoja daug laiko ir pinigų ir nemaloni patirtis. Ir patarimas gal dirbant su employer of record įmonėmis, tai rekordiniais darbdaviais, taip, tai yra labai gera paslauga, kuri atliepia tam tikrą rinkos poreikį, tačiau reikia žiūrėti vis tiek, už ką kam moki, nes esame girdėję tokių situacijų, kai praleidžiami tam tikri dalykai, pavyzdžiui, darbuotojas išėjęs į karinę tarnybą yra, 10 mėnesių nedirba, o ją mokėjo rekordinis darbdavys, ją mokėjo 10 mėnesių atlyginimą, ar ne? Ir paskui susigrąžinti iš to žmogaus nelabai. Klausimas, kiek tas klientas, ta įmonė mokėjo employer of record įmoniai, tai reikia žiūrėti ir nepaleisti visiškai savieigai, netgi tokiu atveju pasamdžius darbuotojus, nes tai yra didelės globalios organizacijos, dirba daugelį šalių ir žmogiškas faktorius yra kartais dalykai praslysta. O gal norėjo paremti tarnaujantį? Ne, ta nebuvo ta situacija. Ta nebuvo ta situacija, bet tai yra pamoka tiesiog, kad reikia žiūrėti vis tiek. Aš manau, pritarčiau, kad labai svarbu yra profesionali pagalba, nes mes juokais kalbėjom, kad samdėm žmogų mūsų Varšuvos ofisą, bet dirbti nuotoliu, nes jinai toliau gyveno ir po to paaiškėjo, kad pagal
Lenkijos įstatymus mes turim kompensuoti už jos internetą kažkaip, nes jinai dirba iš namų, kur... Už elektrą, internetą. Nu, mes juokiamės už stalo rėmą, bet yra, žinau, kad kai kurios šalyse, kad jeigu žmogus pilnai dirba iš namų, turėjom ir darbo vietą įrengti, tai mes dažnai to čia negalim žinoti ir mes turbūt neturim žinoti visko, tai dėl to ir yra profesionalai. Labai teisingai, reikia pasitart su teisininkais. Dar vienas dalykas, ką turbūt reikia pasitarti, aš dabar pagalvoju, turbūt samdyti visada, samdai visada tokia perki svajonę, kad bus geras darbuotojas, gerai dirbs, daug pelno sugeneruos, bet čia kai reikia išsiskirti, tai visada svajonė, perki namą, tokiesi, visada svajonė perki. Bet turbūt reikia truputėlį pasižiūrėti ir tą nutraukimo mechanizmą, kiek kainuos atleisti, ar ten sutartį teisingai sudėliota viskas, ar nebus taip, kad kainuos brangiau, ar ten visokie pranešimai, įspėjimai. Tai tuos dalykus verta pasižiūrėti. Labai geras dalykas, taip. Nes jeigu teks susimokėti, aš pradžiai, dėl ko sakau, vieną turėjau klientą, kuris turėjo problemų Olandijai. Atleidinėjo darbuotojas, sakė, Jėzau Marija, sakė, metų procesas vos ne, jisai ten išėjo atostogų. Po to ten pasakė, kad jeigu sumokėsi 12 atlyginimo, tai gal nutrauksi, jeigu ne, tai gal nenutrauksi. Taip. Gerai, kad ne Vokietijoje. Tai Olandijai gali 2 metus pasimpilnai apmokama sabbatical dėl sveikatos. Va. Tai kažkas streso, taip, dabar turiu pažįstamą tai. Tai tas nutraukimas verta tą pasižiūrėti prieš jau pasirašant? Tikrai verta. Pirmiausia, pasižiūrėčiau, kokios trukmės yra maksimalus išbandymo laikotarpis ir kokios sąlygos nutraukti, kad žinotum, iki kada gali pasinaudoti, nes yra šalių, kur ilgiau negu Lietuvoje, negu 3 mėnesius galima tai turėti ir žinoma turėti realų vaizdą, kas būtų, jeigu reikėtų atsisveikinti dėl to, kad darbuotojo darbo rezultatai netokie, kokie norėčiau, arba jeigu tiesiog man nebereikia iš tos pozicijos. Tai šiuos klausimus tiek trukmė, tiek kaštai, tiek apribojimai, ar yra kažkokių darbuotojų grupių, na, pavyzdžiui, Lietuvoje mes turime besilaukiančias darbuotojas, iki 3 metų vaikus auginančius darbuotojus, kur turi apsaugas, kitose šalyse jos gali būti didesnės, mažesnės, bet kažkokios yra. Ir reikia pasitikrinti, ne? Taip, tą pasitikrinti ir ypač samdant darbuotojus tokiose šalyse kaip Nyderlandai arba Švedija, kitos Skandinavijos šalys, ar būtų taikoma kažkokios kolektyvinės sutartys, sektorinės ar ne, nes tai irgi gali nešti tam tikrų niuansų, ypač Skandinavijos šalyse ir geriau jos žinoti. Taip, nes net jeigu įmonė neturi profsąjungos ar ten darbo tarybos gali įsijungti. Tam tikrais atvejais gali įsijungti, tai čia su vietos konsultantu tikrai reikia šitą aptarti. Pasižiūrėti, ar įsijungs sektorinė sutartis kolektyvinė. Ir jeigu įsijungs, tai nebūtinai pasaulio pabaiga, tiesiog gerai žinoti, nu ką tai man reiškia, kiek tai kainuos. Supratau. Tai va, reikia nemažai įsivertinti. Ar pas jūs buvo kokių nesėkmės istorijų, ar tik tai viskas taip gražu? Viskas labai gražu, visada gražu, nieko, tiesiog lyja sėkmė. Tai įmonė 23 metai, tai tų pamokų, man atrodo, buvo labai įvairių. Gal ten per daug konkrečių pavyzdžių ir neieškant, aš kaip tik prieš mūsų pokalbį susėdau su vadovai, sako, nu, žinai, daug metų, daug patirčių. Tai labai dažnai tai yra susiję daugiau, man atrodo, su pačiu žmogiškuoju faktorium, negu su įstatymais ir panašiai. Ir tą irgi labai reikia įsivertinti tiek samdant ir žmogų įmonėje dirbant nuotoliu. Nes vienas dalykas, kai vis tiek tu turi ryšį ir gali tiesiogiai bendrauti, kitas, kai turi būti labai daug pasitikėjimo į procesą, kai tu nekontroliuoji kas ir kaip. Tai manau, kad didžioji dalis tų tokių pamokų, vadinkim, būkim korporatyviniai, galimybių išmokti niekada. Tai manau, kad susijęs su žmogiškuoju faktoriumi yra. Žmogiškuoju faktoriumi. Tai kultūriniai skirtumai, žmogiškos klaidos. Taip, manau, kad vėl netraukiant ten konkrečių pavyzdžių iš Poskverno, tai nesusikalbėjimai, galbūt kažkokie tai dažnai pasimetimai komunikacijų, galbūt irgi, manau, labai svarbu, einant į kitą rinką ar dirbant su kitais partneriais, iš anksto labai aiškiai įsivertinti lūkesčius, perspektyvą, nes perkam svajonę, kaip ir ta santuoka, tai manau, kad šitos vietos ir būna nesukalbėjimai, kažkokie nesupratimai, neįvertinimai. Ir vėlgi, kai dirbi su žmonėmis nuotoliu, labai svarbu tas emocinis ryšys ir ko jam reikia, nes, man atrodo, šito dažnai atsitinka, kad neįvertino, nesuprato, nežino, nesijautė komandos dalim ir atsiranda visokie niuansai. O ką jūs darot, kad integruot? Gerai, kultūriniai skirtumai, nuotolis. Čiagi klasika. Sakot, picas į namus. Taip, ar kelsti ilgą? Nepasikviečia, nedarot kokių regioninių susitikimų,
komandinių formatų, team buildingų angliškai. Tai tie dalykai vyksta ir pasikviečiam ir atvažiuoja ir pas mus, bet labiau turi apie kasdienį bendradarbiavimą ir bendravimą. Tai tarkim dabar ta digital erdvė nesuteikia būdą, kaip tu gali kasdieną bendrauti su žmogum, tiek vizualiai, taip kitaip, nes man atrodo vieną kartą per metus išklijavus vakarėlį, kur visi suvažiuojam, nu, tai tu gali 365 dienas būti atsipalaidavęs. Tai yra apie tai, kad tie žmonės, kurie nėra, tarkim, mūsų ofise, jie yra mūsų, kaip ir sakiau, komandos tiesiog ekstencija, nelietuviškas, ištempimas. Pratesimas, lietuviškai ieškau ir tą žodžią. Tas tiesioginis pratesimas ir mes darom paprastų visokių dalykų. Tarkim, mes turim nemažai nuotolių dirbančių Ukrainai likusių žmonių, kur iš Odesos, iš kitur. Tai buvo ir įmonė pirko paramos dalykus pati iš savęs, nes labai sudėtinga žiema buvo. Lygiai taip pat mūsų darbuotojai savo iniciatyvą surinko labai daug pinigų ir siuntė jam ten tokius dovanų paketus, pilnus saldainių ir viso kito tam, kad tiesiog, kad mes su jumis esame žmogiškąja prasme, bet šiaip tai yra kasdienė komunikacija. Ir tie, kurie kariauja, labai remia tos, darbuotojai, kurie kariauja, kariuomeniai tarnauja irgi, ne? Taip. Ir mūsų studija pati Dniprė irgi aktyviai labai dirbo su vietiniam organizacijom irgi. Gerai, norėčiau dar vieną klausimą apie jūsų tarptautinę plėtrą. Pasidalinsiu, kai mes su kolega Sergejum prieš kokią 15 metų, kokiais 2010 metais buvom North Current office, tai atrodė labai paprastas ir toks labai minimalus. Su metaliniam durim tokiam buvo keistom ir mes ten patikrinimą kažkokį darėm. Ir kaip iš tos įmonės tokios paprastos, su paprastu ofisu, kažkokiam ten Vilniaus, ne top jau šitam kvartalė, kaip išaugot iki tokio dydžio įmonės? Papasakok. Tai visų pirma, aš tai, ką pabrėžiu faktą, kad North Current yra šeimos verslas, kuris užaugo į korporatyvą visai nemažą ir mane kas labai žavė, aš pati prisijungiau prieš porą metų ir aš apie tą žaidimų industriją nieko, man pasikvietė mane pakalbėti, aš galvoju, vaikų žaidimai, kokie čia pinigai, kas čia per industriją, tai aišku pradėjau gilintis, kad ta industrija didesnė negu muzikos ir filmų kartu sudėjus. Čia prieš keletą metų praaugo, ne? Gal taip, gal net prieš daugiau. Šiek tiek prieš COVID, bet COVIDas mums buvo labai naudingas. Žmonės namie sėdi, telefonus brauko, mes džiaugiamės. Tai ir iš tų žaidimų industrijos apskritai mobiliai žaidimai ima didesnę dalį, netgi lyginant su kompiuterių žaidimais. Tai kai aš kalbėjau su mūsų kūrėjais Viktorija, Michailu, apie tai, kaip atsirado North Current apskritai, tai sako, mes po mokslų mokėmės labai gerai, tėvai investavo užsienyje, sako, arba mes turim daryti dalyką ir jisai veiks, arba turime dirbti samdomais darbuotojais, o samdomais darbuotojais dirbti mes nenorim. Tai toks kaip aš... Nemanau, nenorėjo. Mano vadovai nenorėjo. Ir Michailas su savo broliu Sergejum tai jau vaikystėje kūrė žaidimus ir čia buvo didžiulė aistra ir meilė, o Viktorija yra iš ekonomikos pagrindo mokslo. Tai taip, kaip sakoma, ir gavosi. Ir jie pradžioj tam, kad viskas gautųsi, jie darė žaidimus kitiem, jie kūrė amerikonų didžiuliam kompanijam, buvo kaip outsourced. Gamino, taip, kaip įmonė pagal užsakymus gamindama. Kol gavo pirmą savo hitą, dar tada nebuvo mobiliųjų žaidimų, dar ten nebuvo nei App Store, nieko. Ir po to pirmos sėkmės 1101 žaidimas, tai man atrodo buvo tikrai labai sėkmingas ir daug pardavęs. Ir atsimenu, kai mes tada prieš 15 metų bendravom, tai parduodavo tokias kasetės. Taip, kompaktiniai, tarpsime, realiai jie eidavo ir dėrėdavosi parduotuvėse, ten priklausydavo, kurioje vietoje tu lentynai stovi tas žaidimas, kiek tu parduosi ir ta prasme tikrai viskas buvo žymiai sudėtingiau. Ir tada, kai atsirado mobiliai žaidimai, aš manau, kad šiaip pati sėkmė, ne man komentuot, bet yra tame, kad ir kas įdomu, šito įmonėje dažnai aš ateinu su kokiu nors greitu, pasidarykim pinigų idėją žaidimu, kur čia su jai sumesim. Kai čia greitai. Ir man sako, mes darom žaidimus, kuriuos mes patys norim žaisti. Ir mes norim, kad mūsų žaidėjai būtų gerai. Tai man atrodo labai daug to ir liko, kad galbūt negreitas apsukam padarom pirk parduok, o kokybiškai, tai žaidimas 12 metų sėkmingas mobilioje rinkoje yra didelis pasiekimas. Kiek sukurti reikia laiko tokiam žaidimui? Vidutiniškai 2-3 metai. 2-3 metai ir kas skausmingiausia, ir aš iki šiol, kai paleidžiu žaidimą, jį paleidžia vadinamą į soft launch, lengvą paleidimą ir kažkur nuo 6-12 mėnesių testuoja limituotose rinkose ir jeigu jo skaičiai blogi, jį paima ir... Nužudo.
Po 2 metų gamybos. Taip, po 2-3 metų gamybos ir viskas, ir tada iš naujo, ir vėl važiuojam, ir tuo pačiu metu, dėl to ir ta visa finansinė pusė, tu kovoji, kaip aš sakau, dėl eurų, nes mūsų pardavimai žaidime yra 2 eurai, 3, 4, tu labai daug turi leisti rinkodarai, nes kiek ateina, tiek išeina, turi žaidimą, nes žaidimas yra gyvas, nes yra mobilus, nekompaktinė diskelį, turi investuoti labai daug į jo atnaujinimą, visą laiką gyvybę, keisti papildomos funkcijos, nes realiai, taip psichologiškai žiūrint, tai mes prekiaujam ir perkam dėmesį. Mes vogiam laiką iš ekranų, iš socialinės. Dėmesio ekonomika, Taip, dėmesio ekonomika. Tai turi būti laikai įdomu, kas vėl investicijos. O kalbant apie tarptautiniškumą, tai mobiliai žaidimai kitaip būti negali. Nes jeigu mes būtume Lietuvoje, tai turbūt čia nepasakotume. Realiai ta rinka mūsų labai mažytė ir su mobiliais žaidimais, net ir konsolių žaidimais, tai labiau tampa ir yra lietuviškų kompanijų, kurios sėkmingai pardavinėja, bet yra limituota riba, kiek tu gali išeiti. Tai žinau, kad tikrai labai daug padėkos ir pagalbos yra žmonėm tiek Apple, tiek Google Play, kurie padėjo. Tai geras produktas, labai daug įdirbio ir tiek su partneriais ir išėjimais. Na ir po to jau kaip išmoksti pamokas, kaip tą daryti, kaip lietuviškai sakot, muši ranką. Tai ir vystosi, bet visokių etapų yra buvę. Norkarantas yra turėjęs studiją savo išorinę ir Argentinoje. Kaip ne iš ten vyra parsivežė. Taip. Vis daug sutapimų. Žinokit, tikrai daug sutapimų. Aš kas žinau, galvoju, kaip čia būtų. Tai ne, bet tai buvo labai senai, irgi buvo planas dėl gerų kokybiškų darbuotojų ir tuo metu, kiek žinau, ir Sergejus norėjo ten gyventi, bet... Sergejus vienas iš jūsų įkūrėjų. Taip. Du broliai ir Viktorija, kaip pasakos pavadinimas. Tai buvo Argentinoje ir vėl ten labai daug istorijų yra, daug kultūrinių skirtumų, daug teisinių niuansų. Bandė, neatsimenu, nepasakyti tiksliai, kiek laiko ten jiem vyko, bet po to reikia uždarė ir vis tiek grįžo čia į vietą, kur tą procesą gali labiau valdyti, nes ir pati industrija, kaip sakau, tai yra menininkai ir yra IT programuotojai ir tai yra labai įdomus miksas, kur gimsta daug gerų dalykų. Tai bandėt Argentiną, bandėt Švediją dabar, sugrįžtat iš Švedijos? Bet Švedijoje buvo grinai PC ir jau stacionariam kompiuteriams skirta žaidimų studija, kuri turėjo labai daug patirties ir ją įsigijo dėl to, kad jinai turėjo pusę žaidimo padaryto. Ir sakom, jiem ten reikėjo pokyčių, dėl to įsigijo, nes labai daug matė potencialo. Tai dėl to buvo įsigyta Švedija ir dėl to realiai ir nesitęsė darbas su jais, kad tiesiog matom daugiau nepavyks. Tai dabar jūs grįžtat prie LDK ir Lenkijos, ne? Taip. Ukraina, Lietuva, Lenkija, Didžioji Nordkarent kunigaikštystė. Tai tada reikia tave vadinti kunigaikštienė, ne? Ne mane. Aš tai žinokit tik tai. Marketingo kunigaikštienė. Aš maksimum grafienė. Taip. Gerai, tai manau, pašnekėjom ir apie rinkodarą, ir apie darbuotojus, tai gal link pabaigos galim pajudėti. Turiu tokį tradicinį klausimą, kokias dabar knygas ar tinklalaides skaitote, klausote, žiūrite ir kitokiam formam vartojate? Aš dabar mokuosi skaityti ne savęs gerinimo knygas, nes buvo daug metų, žinot, kur kaip nusipirkti Ferrari, kaip ten. Tai jau reikia įgyvendinti. Jau Ferraris yra viskas, jo. Tai aš grįžtu prie grožinės literatūros ir kadangi dirbu su digital marketingu, tai turiu sugadintą šitą savo dėmesio standartą, kur norisi knygą ant 2 skaityti, tai mokuosi iš naujo skaityti. Bet iš tiesų dabar tai aš pasiėmiau knygą, kurią skaičiau ir dabartiniam pasaulyje žmogus ieško prasmės, Frankl. Aš irgi ją skaitau. Taip, aš ją skaičiau. Bet dar neužbaigiau. Aš antrą kartą dabar ją skaitau, bet jinai tokia, man atrodo, ypatingai dabar visose aplinkybėse, tiek globaliose, tiek technologinėse, jinai vėl būtina paskaityti. Aš jau antrą kartą ją imu ir sunkiai, bet reikalingai. Tai gerai, dabar man. Pratęsiu sumotyvavai. Agnietė, ką tu? Taip, aš stengiuosi maišyti knygas, iš tikrųjų, šiek tiek savo, kas su darbu susiję su tobulėjimu, ar ne, tai šiuo metu Simono Sineko klausausi knygą apie lyderystę, Leaders Eat Last, man atrodo vadinasi, nežinau kaip lietuvių kalba išversta, bet grožinės irgi stengiuosi bent jau kas antrą skaityti, tai paskutinė skaičiau metai, nepamenu autorės Nedonelaičio, tai stengiuosi, kad būtų ir smegenim, ir širdžiai miksas. Ir tiesą sakant, daug klausau podcastų, kai vedžioju šunį, tai tiek eteriui, tiek ne eteriui, tiesą sakant, stengiuosi tuo metu leisti smegenims pailsėti ir neapsikrauti gal sunkiu labai turiniu tuo metu. Gerai, tai ką, ačiū. Ačiū labai. Pabaigiant vėl kviečiu žiūrovus žiūrėti, spausti patiktukus, dalintis ir prenumeruoti ir iki kitų susitikimų.